Labą dieną, esu Kęstutis Gudmantas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas. Tyrinėju metraščius, kronikas, dienoraščius, ir panašius įdomius raštus. Vrublevskių bibliotekoje yra saugoma labai įdomi knyga. Tai Gžegožo iš Žarnovieco evangelikų postilės apologija, išleista Vilniuje 1591 metais evangelikų reformatų arba kalvinistų lėšomis. Ir šioje knygoje yra unikalus visiškai dalykas Pauliaus Daumanto Siesickio dienoraštis. Jis yra tuščiuose knygos lapuose, veikiausiai įrištuose vėliau. Tai 15 puslapių. Pasibaigia knygos tekstas ir prasideda dienoraštis. Ir kas yra įdomu, kad knyga išleista 1591 metais ir tais pačiais metais pradedamas dienoraštis. Paulius Daumantas Siesickis rašo beveik 13 metų iki 1103 metų. Ir, tai yra nekasdieniniai įrašai, yra dideli laiko tarpai gana, įrašinėja įvairaus turinio žinias. Tai yra ir valstybės gyvenimo įvykiai, ir pasaulio istorijos kažkokie reikšmingesni nutikimai, ir santykiai su užsieniu, tarkime, karas su Švedija dėl Livonijos, abiejų tautų respublikos, karas su Švedija. Ir evangelikų reformatų tokie vidaus reikalai, jų santykiai su katalikais, su jėzuitais, su karaliumi. Ir be abejo šeimos dalykai, tai yra vestuvės, mirtys, kaip paprastai dienoraščiuose, ir tokia netradicinė sūnaus palaidūno istorija. Paulius Daumantas Siesickis buvo Ukmergės žemės teismo teisėjas. Tai yra labai aukštas vietos pareigūnas, turtingas ponas, turėjęs gerų ryšių, gal ne su pačiu aukščiausiu tuometinės Lietuvos elitu, bet, su tokiais įtakingais žmonėmis, kaip antai Šemetomis. Jo sūnus Aleksandras buvo atiduotas Merkeliui Petkevičiui į vyriausių Lietuvos tribunolo raštinę. Dabar sakytume stažuotėj, matyti karjeros pradžia turėjo būti, galbūt kaip raštininko, vėlesnio aukštesnio pareigūno. Ir kaip patirime iš dienoraščio, Aleksandras pasprunka į užsienį ir paskui prašo tėvo pinigų. Ir tėvas, apsidžiaugęs, kad jau sulaukė žinios iš sūnaus pražuvėlio, siunčia pinigus. Tokia visai nemenka sumelė, 30 lenkiškų auksinų. Toliau sužinome, kad Aleksandras pereina į katalikybę ir Žemaitijoje išventinamas katalikų kunigų. O išventina jį žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis. Tai labai žinoma figūra. Vėlgi, kaip ir Merkelis Petkevičius yra lietuvių raštijos figūra, taip ir Merkelis Giedraitis irgi labai žinomas šiame kontekste asmuo. Ir tėvas, sako, jeigu Dieve, jeigu tavo tokia valia, tai tebūnie. Aleksandro istorija, yra žinoma. Tarkim, sužinojau iš testamento, iš Pauliaus Daumanto Siesickio testamento. Paulius Daumantas Siesickis miršta 1106 metais ir, aišku, išvardyja savo įpėdinius ir patirime, kad Aleksandras jau yra miręs. Prašytas jo turtas ir Paulius Daumantas Siesickis tada griežtai prisako savo kitiems vaikams laikytis evangelikų tikėjimo, tikro tikėjimo. Jis yra labai karštas kalvinistas, nėra toks drungnas ar toks tolerantiškas, taip truputį anachronistiškai tariant, kaip Teodoras Jevlaševskis, iš kurio atsiminimų žinome. Savotiškai idilė tarsi buvo, kaip gražiai sutarė įvairių konfesijų lietuviai, Lietuvos bajorai. Čia to nėra, tos idilės visiškai nėra. Tiesiog įrašyta satyra apie jėzuitus, apie jėzuitų ateimą į Lietuvą. Tai yra parašyta negražiai. Tarsi anekdotas, ateina tokia sukčių gauja, kuris suvedžioja vargšus neišmanėlius lietuviukus, ir patraukė visokiais ten vos ne burtais, teatro vaidinimais, jėzuitų teatras, Vilniaus kolegija, universitetas, tai yra tokie negeri vaidinimai, čia yra toks žmonių apgaudinėjimas.
konkurencija, tokia konfesijų konkurencija. Labai griežtai pasisako prieš valdovą Žygimantą III Vazą, kad jis spaudžia reformatus, protestantus. Ir sako, ir kaip toks tipiškas, net, sakyčiau, prancūzų kalvinistas pasako, kad jeigu šitas karalius yra netinkamas, tai tikrasis karalius yra danguje. Kaip matome, toks karštai tikintis žmogus, čia yra nuorodų į šventą raštą. Ir knygoje yra labai įdomus įrašas, yra nemažai jo įrašų paraštėse ir yra 10 lape yra labai įdomus įrašas tekste. Čia yra poleminis veikalas, čia yra Gžegožas Žarnovieco yra kalvinistų teologas ir jis polemizuoja su jėzuitais. Ir čia aišku keikia Romą, popiežių, tai būdinga tam metui. Tai čia minima Roma, žinoma, kad Roma ant 7 kalbų. Čia lenkiškas tekstas ir yra, galiu pacituoti net. Žim ktūrai poetovė historicis zovon izvali septikolem, to jest Šedmiogurnam, taškas. Paulius Domantas Jasickis įrašo Politepskų 7 kalnais miestas. Tai iš čia matome, kad ponai mokėjo lietuviškai, bent jau 16 amžiaus pabaigoje, jie kalbėjo ir net bandė rašyti kai kurie. Galima pagalvoti, kad būta ir Merkelio Petkevičiaus poveikį. Čia iš dienoraščių matyti, kad jo bičiulis. Merkelis Petkevičius 1598 metais išleidžia lenkišką ir lietuvišką katekizmą. Pats verčia. Tai galbūt kita vertus tas dienoraštis yra senaja tokia vietinė lenkų kalba, kurioje yra daug rusenizmo. Tai reiškia, rusėnų kalbos poveikis yra aiškus. Vis surašytas tokiu įdomiu raštu, kai lyginau su kitais to meto lenkakalbiais tekstais, tai matyti, kad rašyto žmogaus, kuris išmoko rašyti jaunystėje, 16 amžiaus vidury, tai yra to meto tekstas, o rašė jau 16 amžiaus pabaigoje. Paulius Domantas Jasickis gimė 1536 metais, o dienoraštį jau rašė jau pagyvenęs, tai, rašė kaip jaunas. Jo laikais iš tikrųjų mažai kas taip rašė, tik jau senesni žmonės. Ir tas tekstas yra dar toks gana sudėtingas. Yra daug dvigubų raidžių, sudvigubintų, yra dar tokia primenanti kai kur rašyba labiau gal vokiška negu lenkiška. Dabar paminėjau rusėnų kalbos įtaką, tai Vrublevskių bibliotekoje yra dar vienas labai įdomus dokumentas, nežinia, ar jo ranka rašytas, bet pasirašytas. Greičiausiai net ne jo ranka rašytas. Ir jo antspaudas yra buivolo galva ir parašas. Jisai pradeda rašyti, Pavel Stanislavovič Dovmont pradeda rašyti lenkiškai ir užbaigia rusėniškai kirilica. Tai reiškia žmogus kasdien vartojantis 2 kalbas, rašto kalbas. Tai yra ir lenkų, ir rusėnų. Taigi galima sakyti, kad tai šiek tiek gal ir komiška atrodo šiais laikais, bet tokia buvo to metų Lietuvos realybė, kai visa teismų kanceliarija, visas procesas buvo vykdomas rusėnų kalba, kirilica, iki pat 17 amžiaus pradžios. O vadinasi, privačiai jau prestižiškesnė kalba buvo lenkų kalba. Lietuviškai, kaip žinia, buvo leidžiamos knygos, tokias daugiau religinio pobūdžio, kateketinio pobūdžio. Tai nebuvo tokia valstybės institucijų kalba, dėja. Tai atspindi irgi tokį, sakyčiau, liūdną dar tą aspektą. Bet pakartosiu, džiugu, kad jis kažką įrašęs ir lietuviškai, nedidelė frazė. Bet ta frazė yra neeilinė vis dėlto. Yra 7kalvis ar 7kalnis miestas, tai vis dėlto tai nėra kažkokia paprasta frazė. Tai sakyčiau, toks jau vertimas, kultūrinio teksto vertimas. Tai nėra buitinė frazė. Tai gal trumpai tiek. Jūs skaitėjo, kaip supratau, tai aprašyti, kad kanibalizmo atgailė nustebino. Paaiškinkit, kodėl, kokiam kontekste apie tai rašoma. Taip, tai yra badmetis. Badmetis, kas prasideda 16 amžiui? Tai yra mažasis ledynmetis. Tai čia ne tik
Daumantas Jasickis yra daugiau tekstų. Yra tokia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rytuose rašyta Barkulabovo kronika, tokia miestelio kronika. Ten taip pat rašoma apie labai šaltus metus, tai yra šalti metai, nederliaus metai. Ir kaip Daumantas Jasickis irgi rašo, kad nėra ko valgyti, ten tiesiog žieves žmonės valgo. Ir, Jasickis rašo, kad iškasa net lavonus ir suvalgo. O ten, kad šeimos narius vienas kitą, tai čia galima išvelgti švento rašto parafrazę. Nes vis reikia turėti omeny, kas rašo. Tai rašo uolus kalvinistas. Jisai šventą raštą, gal mintinai viso ir nemoka, bet daug ką moka mintinai. Ir čia yra aliuzijos tiesiog. Jo metų žmogus iškart supranta. Nes vis dėlto, tas biblinis laikas yra taip, jis yra linijinis, bet kartu ir pasikartojantis. Toks tarsi ciklinis, tie įvykiai Biblijos tarsi atsikartoja ir jo laikais. Čia yra daugiau įdomių dalykų. Aš po šitą rankraštį seniai tyrinėjau. Bet pavyzdžiui, vieną personažą tai išsiaiškinau jau parašęs straipsnį. Pavyzdžiui, jisai rašo, čia yra gandas, akivaizdžiai yra labai tikrų dalykų ir yra tokių to metų populiarių gandų. Tai populiarus gandas, kuris kitur, kur aš jo nesutinku, bet tai tiesiog matyti, kad to meto gandas, kad Švedijos karalius Karolis IX įsiveržė į Livoniją, sukurstytas Lenko Šigelskio. Galvoju, kas tai Šigelskis? O paskui išsiaiškinau, po kurio laiko, kad tai tas pats, kurį mini Laurencijus Bojeris Karolio-Machijoje, kuris žūsta Salaspilio mūšyje, bet tai ne Šigelskis, o Štilikenas, tai ten įvairiai rašoma pavardė, Paulius Štilikenas, tai netikras Lenkas, bet tai Lenkijos karaliaus valdinys, Pomeranas, Pamarėnas, kuris tarnauja dalinio vadu Švedijos kariuomeniai. Ir Laurencijus Bojeris rašo, kad jis, čia jau po Daumanto Jasickio, jau dienorašty šitie dalykai neminimi, kad jis netgi, kai lietuviai triuškina Salaspilio kautynėse švedus, jis bėgdamas bando apsimesti Lenku, bet jam tai nepadeda, jis žūsta. Greičiausiai tai yra tas žmogus. Dar, kas labai įdomu, tai tie gandeliai, bet tai matome kaip niekur, tas gandas, tarkim, žinomas tik iš šito dienoraščio. Ir jo unikalumas ne tai, kad jis užfiksuoja įvykius, galbūt jis nieko unikalaus apskritai, kas vyksta, neužfiksuoja tų pasaulinių įvykių, ten ar kad turkai kariauja Vengrijoje, ir yra tokie dalykai ten, ar Ispanijos, Prancūzijos aprašyti. Ar netgi, pavyzdžiui, Bernardo Maciejovskio bylą, kai Žygimantas III Vaza bando jį padaryti, Vilniaus vyskupu mėgina. Ir visi lietuviai pasipriešina. Katalikai, reformatai, visi. Bet santykis asmeninis su tais įvykiais. Bet čia labai įdomus. Ir kai Jasickis rašo, Daumantas Jasickis rašo apie Maciejovskio visą bylą, tai jis įrašo tiesiog pastraipą ištisą. Apie tai, kaip Lenkai nuo pat 1569 metų Liublino unijos engia vargšus lietuvius. Ir taip ironiškai pavadina broliukai Lenkai. Ir ta įtampa lietuvių Lenkų ir tai juntama. Yra Livonijos karo kontekste, pavyzdžiui, kad Lenkai specialiai delsė ateiti į pagalbą. Kita vertus, kai jie eina į pagalbą, irgi negerai, nes jie žygiuos ir žygiavo per Daumanto Jasickio valdas. Pro Ukmergę. Tai Lenkijos kanclerio Jano Zamoiskio korpusas pagalbinį žygiavo kaip tik per Ukmergę. Tai jis ten jau graužiasi, kaip čia bus blogai, kad jie čia viską siaups kaip plėšikai. Tai tokie tie sąjungininkų santykiai.
Šiaip tikrai unikalus dalykas. Galima lyginti su Teodoro Jevlašauskio atsiminimais. Aišku, Jevlašauskis, išsamesnis, ten literatūriškesnis, kad didesnį talentą turi. Bet čia yra pirmas dienoraštis rašytas etninėje Lietuvoje. Apskritai. O gali dar atsiminti, kaip jūs atradote tą dienoraštį, kiek laiko skiriate tam, kad atsirastų publikacija? Skyriau, nes reikėjo, matot, šitas tekstas, koks jis yra sudėtingas, čia reikia įgusti jį skaityti, nes gali pridaryti greit klaidų. Tai atradau, taip, paprastai atradimas tarsi, kaip siūlas Ariadnės. Iš nuo vieno dalyko eini prie kito. Vilniaus universiteto bibliotekoje yra saugomas Martyno Bielskio viso pasaulio kronikos egzempliorius. Tai yra to paties gražiausio 1564 metų leidimo. Jame aš atradau Žemaičių žemės raštininko Stanislovo Venclovaičio Gruždžio įrašus, ten tokia tarsi asmeninė kronikėlė. Tai irgi amžininkas, taip pat kalvinistas, nes tuo metu labai daug bajorų tiesiog buvo pirmos kartos protestantai. Perėjo iš katalikybės į protestantizmą, kaip į tikrąjį evangelišką tikėjimą. Taip jie tuo metu laikė. Ir tenai viename įraše Gruzdys mini šitą knygą. O tuo metu, tai buvo, prieš 14 metų dar Gžegožo Žarnovieco veikalas nebuvo suskaitmenintas. Tai reikia eiti ir žiūrėti gyvai. Vartau ir žiūriu, dienoraštis dar vienas. Tai tenai Gruzdys rašė Žemaitijoje. Jisai truputį keliais metais vyresnis. Dabar Daumantas Jasickis rašo Ukmergėje. Truputį vėliau, arba panašių metų dar jaunesnis Teodoras Jevlašauskis rašo Naugardukė. Tai, tiesiog ir visi kalvinistai beje. Kalvinistams raštas yra labai svarbus. Čia niekaip nenori ar nužeminti katalikų, bet tai ta sąmoninga labai tokia krikščionių karta, rašto ir kitas dalykas, jie suvokė labai aiškiai save kaip individus. Yra tie dienoraščiai ir susiję su individualumo atradimu iš esmės, nes iki tol, pavyzdžiui, 16 amžiaus pirmai pusė mes nieko neturi. Gal koks ponas, ten koks Goštautas kažką parašo, ten irgi, bet ne dienoraštį, o kažkokį memorialą, laišką. Bet ta visa bajorija, ta žemesnė, jinai yra nebyli. Mes nieko nežinom, ką jie galvojo. O čia ta modernizacija vyksta. Tokia renesansinė, su reformacija, iš karto toks šuolis. Paskui, aišku, įvyksta, jau Daumanto Jasickio laikais, jau 16 amžiaus pabaigoje įvyksta katalikiška reforma, jezuitai, Vilniaus universitetas, tada jau raštingėja visuomenė, jau tada ir katalikai yra jau visai kito lygio ir bajorai. Bet čia yra tokia pirma kregždė. Ir tuo yra svarbi, bet kita vertus ir turinys svarbus. Aš tai manyčiau, kad ateityje tai reikėtų publikuoti.